Kai žmonės renkasi tarp dantų tiesinimo arba ortodontinio gydymo tradiciniais metodais, tai yra dantų breketais, arba dantų tiesinimo kapomis, dažniausia dilema yra, ar man užteks disciplinos 22 valandas per parą nešioti dantų tiesinimo kapas. Galiu pasidalinti asmeninę istoriją. Susitinku su drauge kavinėje. Išsiema prieš pagrindinį patiekalą kapas ir frazę: gal būčiau žinojus ir nebūčiau pradėjus. Paklausiu, ar gali mano draugė patikslinti, ką žinojus, kad man neužteks disciplinos nešioti 22 valandas per parą kapas ir dėl to mano gydymas dabar užtruks ne 1,5, o beveik 2 metus. Atsigėrus gurkšnelį vandens, paklausiu jos, ar ji būtų garantavusi, jog gydymas dantų tiesimo breketais nebūtų išsitęsęs. Ar ji tikrai būtų radusi laiko kiekvieną kartą, kada reikia atvykti į kliniką ir paveržti breketus. Ar ji žino, kad gydymas tuo metu nevyksta, kai breketai užklijuoti ir nepaveržti. Ar ji yra nusiteikusi, jog būtų reikėję ekstra apsilankyti klinikoje, kai staiga atsilenkusi viena ar kita vėlutė, nukritęs ar nulūžęs breketas pradėtų braižyti jo žandą arba liežuvį. Mano draugė dirba darbą, kuriame reikia daug kalbėti, bendrauti su žmonėm. Bent koks nepatogumas burnoje turėtų įtakos jos darbingumui. Atsigėrus gurkšnį vandens ji pasakė: ačiū, aš dabar rami, kad padariau gerą sprendimą. Lankantis klinikose, tenka pakalbinti vieną kitą pacientą. Paskutinis mano pokalbis klinikoje su mama, kuri turi 2 mergaitės. Viena mergaitė jau šypsosi plačiai, šypsena tiesi, dantukai sako vietose ir šiuo metu lankosi klinikoje su mažaja. Pirmoji dukra dantis tiesinosi breketais. Paklausus mamos, koks sprendimas po gydymo plano pristatymo yra dėl mažosios, užtikrintai ir nebejodama atsakė, jog tikrai dantų tiesinimo kapos ir yra labai laiminga, kad ortodontas patvirtino, jog jos dukrai galimas dantų tiesinimas kapomis. Ji net nenori prisiminti neplanuotų vizitų su pirmąja, kada atsiklijuodavo breketas, atlūždavo vienas ar kitas vamzdelio galiukas, kada verkdavo, nes negali valgyti, kada turėdavo pirkti tepaliukus gleivinės žaizdelėm gydyti. Kiek kartų reikėjo važiuoti į kliniką? Kiekvienas pacientas, kuris pasirenka dantų tiesinimą kapomis, kelis kartus sutrumpina savo vizitų skaičių į kliniką. Mažoji po kapų atidavimo klinikoje turės lankytis kas 2-3 mėnesius. Mama su džiugesiu pasiskaičiavo, kiek jos asmeninio laiko ir šeimos pinigų sutaupys vien dėl to, kad kelionės į kliniką bus retesnės. Iš klinikos pusės dantų tiesinimo ir ortodontinio gydymo komandoje dalyvauja 3 žmonės: licencijuotas ortodontas, kapų koordinatorius ir asmeninis vadybininkas. Bet pats svarbiausias komandos narys yra 4, tai yra pats pacientas. Ir nepaisant to, kad dantų tiesinimas skaidriomis kapomis turi begalę privalumų prieš gydymą tradicinę ortodontiją, pacientas turi suprasti, kas jo laukia ir prisimti tam tikras atsakomybės. Pirmąjį vizitą, uždėjus pacientui pirmąją porą dantų tiesinimo kapų, turime nusiteikti keliom valandom keisto jausmo burnoje. Reikia priprasti, nes tai vis tik tai nebuvo įprasta. Bet pacientai, kurie jau pradėjo gydymą, pamini, kad jau pirmosios dienos pabaigoje jie pamiršta, kad nešioja dantų tiesinimo kapas. Labai svarbi yra dantų higiena. Po kiekvieno valgymo, po kiekvieno saldaus atsigėrimo yra privaloma išsiskalauti ir išsivalyti dantis, nes kitokiu atveju mes rizikuojame burnos higieną, kariesų ir kitomis problemomis. Vienas iš esminių dalykų, kurių turi nepamiršti pacientai, tai yra 22 valandų kapų nešiojimas, nes kitokiu atveju mūsų neveikia fizika, neveikia biomechanika ir gydymas nevyksta. Ir džiugiausias momentas, klausant žmonės, kurie yra pabaigę dantų tiesinimą kapomis, tai yra tai, jog jie tai pakartotų, nes rezultatas, kurį jie dabar mato, juos ypatingai džiugina. Tai viena odontologijos paslaugų, kuri keičia žmogaus gyvenimą.